Visą laiką pasakodavau, kaip man trūksta energijos. Aš gerdavau kavą, vėliau kavos atsisakiau, labai stipriai pradėjau žiūrėti savo miegą. Geriu rytais kokteilius, dėdavau į kokteilius tokių energy miltelių, kad kažkaip tai save sukelt. Naudodavau eterinius aliejus įvairius, kad vėlgi tos energijos gaut. Tai mumijos, žinokite, tas daiktas, kurį pradėjus gerti, aš efektą tikrai pastebėjau, nežinau, po kelių dienų ar po savaitės. Efektas yra, žinokit, tikrai nerealus. Čia yra tokia derva. Jinai auga Himalajų kalnuose, susidaro per 10 ar 100 metų tokia derva. Jos reikia va taip ant pagaliuko kokio pusės žirnio dydžio. Aš visą laiką tai pergyvenu, kad neišgerčiau per daug, bet kiek skaitau, tai per daug negali būti, nebent visą buteliuką išgersi. Tai aš taip pat paimu pusę žirnio ar mažiau ir dedu į vandenį. Po savaitės aš jį pamačiau, kad aš tiesiog per visą dieną turiu energijos. Kiek žiūriu, kokius papildus kas vartoja, ką per dieną suvartoja, tai daugelis šilait mumijų rašo kaip vieną iš must vartotinų dalykų kiekvieną dieną. Ir imunitetui, ir sportininkam energijos priduoda. Girdėjau, net Meilutytė geria mumijų, kad būtų geresni plaukimo rezultatai. Tai pasirodo ir sportininkam gerai. Vakar sužinau, tai sakiau, jau vyrui duosiu, nes jisai bėgioja. Kam trūksta geležies, šitas daiktas irgi pravers, žodžiu, ir libido, ir smegenų veiklai, ir miegui pagerinti. Žodžiu, tikrai tobulas daiktas. Galima gerti net ir kelis kartus per dieną. Jeigu po pietų jaučiate apsunkę ir norisi miegoti, tai galima irgi išgerti. Kai apserga arba blogai jaučiasi vaikai, aš irgi jiems duodu mumijų. Iš pat ryto, iš karto aš jiem aliejaus lašiuką duodu sugerti, pasitepti ir mumijaus įdedu. Supildavau į kokį kokteilį arba į sultis turbūt galima įpilti. Aš visą laiką varijuoju, bet dabar jau mano vaikai priprato prie skonio ir jie ryte tą stiklinę išgeria. Aš jiem, aišku, mažiau įdedu gerokai negu savo. Tai mano stiklinė, vat kas matot, taip pat ant dugno dar nusėdo, atrodo taip. Ir aš taip pat išgeriu. Einu įsižeminti ant žolės, einu pašokinėti ant batuto ir šiek tiek pamedituoti. Nerealus daiktas atrodo tokiam lašiukė, o tiek jėgos.